Labas vakaras, mieloji publika, miela Brigita, mėly kolegos. Visų pirma, gal keletą žodžių apie tai, ką čia matėm ir patyrėm. Geriausiai tai be abejo pati Brigita gali apibūdinti. Aš gal tik prieš pristatydama mus visus pasakysiu labai trumpai, kad tai buvo improvizuotas muzikinis performansas, kuris labai puikiai atspindi visos šitos knygos turinį, kuris apima visą balso spektrą, nuo sonoristinio ir ritualinio dainavimo iki
dainavimo akcentuojančio akustinės ir technologinės plotmes ir tiesiog paprasto kalbėjimo, kuris, tiesą sakant, ir turbūt nėra toks paprastas. Tai apie visą tai pabandysim ir pasikalbėti, pabandysim apriepti gausą temų, kurias Brigita išskleidė savo monografijoje pavadintoje Balso kaukės. Tai pristatau pokalbininkus šio vakaro, tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriai, profesorė etnomuzikologė ir menininkė Daiva Vyčinienė ir profesorius, teatro profesorius, aktorius Darius Meškauskas. Ir susikalbėti pabandysiu padėti aš, teatrologė Ramunė Balevičiūtė. Prieš suteikdama žodį Brigitai, 2 sakinius apie šitą knygą. Mes jau pristatinėjome ją 3 kartą. Knygą išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Brigita dirba šitoje institucijoje su aktoriais, muzikantais, šokėjais, tyrinėdama pačias įvairiausias balso raiškos teritorijas. Pirminis taškas, be abejo, tai nebuvo visai pradžia, nes Brigitos kelionė į šitą balso tyrinėjimus prasidėjo gerokai anksčiau, bet toks sistemingas pirmasis žingsnis tai buvo jos meno doktorantūra Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir tuo metu ji domėjosi, kaip etninio dainavimo tradicijos gali paveikti bet kurio šiuolaikinio atlikėjo balso tembrą. Ar teisingai pasakiau? Išvis balsinę raišką. Išvis balsinę raišką. Ir iš tiesų tai išsiplėtė į tai, kad išvis jo kūryba, etninė tradicija, nors aš susiaurinau iki balso, tai yra žymiai plačiau. Ir tuo metu, kai rengiau doktorantūros tyrimą, atrodė problema, kad šiais laikais originalumas yra jau iššūkis, atrodė pritempta, bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad globaliam pasaulyje, nors informacijos srautai yra labai dideli, turėtumėm lyg papildyti, pasipildyti kitom kultūrom, bet mes vienodėjom. Ir kaip sakė, dabar nepasakysiu, vienas sociologas, kad įmanoma būti originaliu tik savo kultūros pagrindu. Aš tik papildysiu, kad iš tikrųjų šita knyga jau gerokai peržengė meno doktorantūros tyrimo ribas ir kadangi Brigita tiesiog visa galva yra ir visų kūnų, ne tik galva, yra pasinėrusi į balso tyrinėjimus, tai tikrai šitoje knygoje ji labai dosniai dalyjasi ir vis naujais atradimais. Atrodo, jau viską išsėmė ir paskui skambina vieną dieną ir sako, o tu žinai, aš supratau, kad yra taip. Tai aš kviesiu Brigitą ir pasidalinti tais, nes esu įsitikinusi, kad visiems čia susirinkusiems bus tikrai įdomu šitie atradimai, nes tai susiję ne tik su aktoriais ir dainininkais, bet tiesiog su kiekvieno žmogaus gyvenimu. Bet laiko turim labai mažai, tai tada Brigitos paprašysiu pristatyti trumpą filmuką ir tada tęsime pokalbį. Taip, visiems labą dieną ir malonu, kad jūsų susirinko čia tiek, kiek susirinko. Ir taip, aš netrukus parodysiu tokį šiam vakarui bičiulio parengtą filmuką. Tai yra titrai, kuriuose aš labai norėjau paminėti žmonės, kurie prisidėjo prie šios knygos. Nes tai ne aš viena sukūriau šią knygą. Prisidėjo labai daug žmonių, kurie ir tiesioginė prasme ją išleido, bet kurie ir mane palaikė, ir kurie recenzavo. Tai va, ir šitame filmuke taip pat bus keletą iliustracijų iš knygos. Tai irgi bus kvietimas šiek tiek pasklaidyti jos puslapius. Na,
filmukas yra be garso, bet mes su ansambliu, kuris nuo šios knygos gavo pavadinimą Balso kaukių ansamblis, ir jo narės Eunikė, Eglė ir Jorigė, mes atliksime scenoje vieną kūrinį. Tai mano kūrinys skirtas visiems, kurie prisidėjo prie šios knygos išleidimo. Ir šio kūrinio raktinis žodis yra transformacija. Ta prasme, tai bus sutartinė viena, paskui transformuosimės į flamenką. Ir knygoje aš daug kalbu apie, beje, ir knyga skirta žmogaus balso ypatingai savybė, gebėjimui persikūnyti, transformuotis ir užsidėti balso kaukę. Taigi šitas kūrinys tai bus tas pavyzdys, kaip transformuojasi kūnas, pereinant iš vienos tradicijos į kitą. Ir dar, bet kokia tradicija, įskaitant operinį dainavimą, jinai turi savo publiką. Ta prasme, klausytojas, žiūrovas irgi yra labai svarbus ir jisai irgi transformuojasi. Ta prasme, pavyzdžiui, sutartinių giedojime vis vien tai yra akademinis, kaip sakyt, žiūrovo žvilgsnis. O flamenke, kaip pamatysit ir labai norėčiau, jeigu jums norėsis dalyvauti šiame rituale, kaip tik yra, žiūrovas turi įsitraukti, jis turi šūktelti, išmesti iš savęs neigiamas emocijas. Tai aš žinau, kokia lietuviška publika yra, kad dažnai kyla impulsas. Aš tikrai žinau ir man tai būna, bet taip pristabdau, ne. Tai norėčiau, kad antroje šio kūrinio dalyje, jeigu jums kils impulsas, paleiskit jį su žodžiu Olė, Arsa, Toma, jeigu norėsis, čia tikrai ne prievolė, bet ir jūs irgi. Tai ta prasme, kad pajausti, kaip balsinė tradicija keičia ir žiūrovą. Gerai, dabar pabandysiu susidoroti su PowerPoint'u.
Mudėm su Daiva teko garbė ir malonumas vadovauti, čia toks žodis vadovauti, lydėti Brigitą jos meno doktorantūros kelionėje. Tai čia turbūt daugelis susirinkę žino, kad meno doktorantūra tai yra tokia doktorantūra, kai tyrimą atlieka menininkas per savo kūrybos praktiką. Tai aš ir noriu klausti gerbiamos Daivos, koks jums buvo įspūdis, kaip Brigitai sekė derinti mokslą ir meną. Kol kas čia matėm meno daugiausia, bet tie piešiniai, į kuriuos galbūt atkreipėte dėmesį ekrane, sufleruoja, kad tai nebuvo vien tik tai paprasta kūrybinė praktika. Tai aš labai džiaugiuosi tikrai, kad su Brigita suėjo mūsų keliai ir didžiuojuosi, kad aš prie šitos knygos, galima sakyti, visai nemažai prisidėjau. Esu jos viduje ir netgi prisidėjau ir prie pavadinimo. Nes daugeliui turbūt atrodo, kad kaukė tai yra pirmiausiai susijusi su teatru. Tai yra teatro simbolis. Netgi muzikos akademijos ženkle teatras yra kaukė. O čia yra etnomuzikologo, vieno tokių žinomiausių, pasaulinio masto Kurto Zakso terminas muzikos kaukė, kuris buvo vartotas nusakyti apeiginiam dainavimui, kuomet
žmogus atliekantis kažkokį tai ritualą turi pakeisti iš esmės balsą, tapti net pažįstamu, kad galėtų bendrauti su anapusybė. O Brigita tiesiog labai ilgai šitą savoką visai kvartaliojo, kol galų gale tapo jinai esminė savoka ir netgi knygos pavadinimu. Tai labai dėl to džiaugiuosi, nes tai iš tiesų apjungia, kaip buvo ir minėta, ir tą ritualinį lygmenį, labai senus laikus ir visiškai šių dienų eksperimentus, balso įvairiausias raiškos formas, žodžiu, nuo seniausių laikų iki šių dienų tinka ta pati savoka. Kitas dalykas, kad Brigita turi tokių savybių įpainioti žmonės, tiesiog uždegti, įtraukti į įvairiausius projektus, performansus, kaip ten mes jas bevadintumėm. Taip ir aš su savo grupe sutartinių giedotojų 3-4 atsidūriau netgi 2 projektuose. Pirmas tai buvo rasos, tai yra indų estetinė kategorija. Ir šiame projekte labai daug visko buvo sujungta į vieną. Tai yra pačios Brigitos balso improvizacijos, Dominiko Višniausko instrumentinės improvizacijos, įvairiausiais instrumentais, ne tik trimitu, bet ir ten popieriais visokiais objektais, taip. Na ir mes ten irgi viena vertus turėjom užsidėti ne tik tą sutartinių giedotojų kaukę, tai yra irgi savotiška kaukė, nes mes nedainuojam tais pačiais balsais kaip kasdieniškai. Tai jau sutartinių giedotojų kaukė. O dar mums reikėjo tapti ir tomis performerėmis. Irgi ir trepsėti, ir ūkčioti, ir visą ką daryti. Taip, kad tikrai buvo nelengvas iššūkis. Bet čia man labai pasitarnavo, mano merginom buvo sunkiau, o man labai pasitarnavo kažkada atlikta Broniaus Kutavičiaus oratorija iš Jotvingio akmens. Kai pradžioje aš dar nedainuodavau tame rate, buvau tik tai stebėtoja, dainuodavau tik tai solo dainą. Ir mačiau, kaip buvo dirbama su Jono Vaitkaus aktoriais, kaip jie tą balsą visai išversdavo, visiškai transformuodavo. Man tai buvo visiškas kosmosas, atrodo neįmanomi dalykai. Bet paskui Naujosios muzikos ansamblis perėmė ir aš pati tą virtuvę visą perėjau ir suvokiau, kad tikrai mes dažnai bijome iš to savo balso kažką tai padaryti, kažką išspausti, bet tų galimybių yra labai daug. Ir iš tiesų, tai man ir palengvino paskui ir dalyvaujant Brigitos jau viename ir kitame projekte. Ir kitas buvo jau su kurdų muzikantu, tai buvo lietuvių ir persų muzikos sąsajos, irgi labai daug tokių įdomių dalykų. Tai va, ir dar aš tapau ir tokiu kaip ir Brigitos tyrimo objektų, ne tai kad tyrimo objektų, mes tiesiog susėdusios vieną kartą vakare prie arbatos apie 3 valandas šnekėjom, kas yra sutartinių grūdas. Tai čia irgi labai svarbu, nes šiandien daug kas mėgsta giedoti sutartinės, mėgsta daryti vairiausius projektus, kurti sutartinių pagrindų, bet dažnai nekreipiamas dėmesys į tą charakteringą, būdingą tokią manierą, pačią tą manierą, kai balsai turi susidaužti, susimušti, turi būti giedama tam tikrų balsų. Tai visą tai mes bandom aptarti toje knygoje ir aš manau, kad čia iš tiesų naudinga ne tik teatralams, vokalistams, etnomuzikologams, bet kuriam žmogui, kuriam rūpi kažkokie tai balso reikalai. Ir aktoriams. Kai viename iš pristatymų dalyvavo mūsų su Brigita buvusi mokytoja, teatrologė Audronė Girdziauskaitė, taip įtariai visko klausė, sakė, kaip čia galima tą balsą pakeisti, bet jis sako, bet Brigita sako, iš balso galima įsimylėti žmogų. Tai aš noriu pasakyti, kad aš Darių Meškauską prieš 100 metų Klaipėdos dramos teatre, žiūrėdama jį vaidinantį Klaipėdos dramos teatre, teatro sceną įsimylėjau pirmiausia iš balso. Tai ką aktoriui reiškia balsas ir kaip jis padeda transformuotis? Labas vakaras. Dabar turėsiu kalbėti labai gražių balsų. Noriu pasakyti, kad balsas tai yra... Aš manau, kad balsas yra viena tik tai iš priemonių aktorių. Svarbiausia yra energija. Ir
paskambino Brigita, sako, ar galėsi dalyvauti šitos knygos pristatymą, aš sakau, gerai, mielai, o po to prieš savaitę ar ką, sako, ten tau reikės pakalbėti kokias 5 minutės, o wow, galvoju, dar ir kalbėti reikės. Ir aš puoliau skaityti knygą, skaičiau ir mane persekiojo tokios mintis, kad viešpatie, kaip viskas harmoningai susisieja, aktorystė, muzika, balsas, dėsniai, harmonijos yra visur vienodi. Ir dar aš pagalvojau, kad aš noriu ją labai pasveikinti su tokiu milžinišku darbu, čia taip viskas sistemingai sudėta ir suorganizuota visa ta medžiaga. Čia yra studija apie žmogaus psichofiziką. Kad fizika matosi, nes su ta knyga ir apsiginti gatvėje galima būtų. Tai, bet psichika irgi yra čia svarbiausia, nes, žino dainininkai, kada mane, pavyzdžiui, dainavimo mokino dainos, sako, kada įmi aukštą gaidą, negalvo, kad jinai aukšta. Atvirkščiai, galvo, kad jinai žema. Vadinasi, psichika tiesiogiai susijusi su garsu. Ir be to pati koncepcija knygos balso kaukė irgi labai susijusi su teatru, tai susiję su persikūnimu, kas yra aktorystė. Ir nes kada žmogus susideda kaukę, jisai išlaisvėja, nes tada ne jis kaltas čia scenai, o kažkas kitas, tu užsidedi kaukę ir tu išdrąsėjai, išlaisvėjai. Ir dar tokia mintis mane, skaitant šitą knygą, aplankė, kad suprantat, kada aš studentams užduodu tokį dažnai klausimą, kuo skiriasi profesionalas scenoje nuo mėgėjo. Profesionalas scenoje gali tai pakartoti. Mėgėjų kartais atsitiktinai iš emocijos gali tai pavykti, bet jeigu kiekvieną vakarą reikia vazą vienodai sudaužyti, jam vargu ar tai pavyks. Ir tam, kad tai pakartoti, reikia suvokti, kaip tai padaryta, kaip tai veikia. Suvokimas žmogui duoda laisvę. Tik tada, kada tu suvoki tai iš vidaus, kaip tai veikia, tu tik tai tada išlaisvėjai ir tada ta energija žiūrovui ir pradeda eiti. Šitoj knygoj čia yra kaip išardytas laikrodis, kaip laikrodininkas. Tam, kad mokėt surinkti laikrodį, reikia jį kelis kartus išardyti, kad vėl surinkti ir kad suvokti, kaip jisai veikia, jo mechanizmą. Tai šitoj knygoj tas mechanizmas yra išardytas, sudėtas, vėl išardytas, vėl sudėtas. Ir aš manau, kad šita knyga tikrai labai naudinga. Labai naudinga aktoriams, dainininkams. Jinai priverčia pažinti save. Ne tik tavo balsą, bet save kaip asmenybę. Save kaip asmenybę. Jinai išlaisvina tavo asmenybę ir įduoda į rankas įrankį tavo balsą, kuris keičia kaukės ir tu pats keitiesi ir fiziškai, ir psichologiškai. Todėl aš sakau, kad čia psichofizinė studija. Ir dar norėjau pasakyti paskutinį dalyką. Čia kalba dažnai, kad jaunoji karta nesigirdi iš scenos. Labai dažnai, ypač iš vyresnių žmonių girdžiu tai. Na, gal jie prašiau girdi, ne? Gal. Bet iš esmės ten gale yra masė pratimų, kurie susijusi su dikcija. Todėl, kad tu gali labai tyliai kalbėti, bet girdėtis. Jeigu tavo priebalsiai skamba, jeigu yra kaip upė turi turėti krantus, taip kalba turi turėti priebalsius, į kurios ta energija atsiremia ir sukuria toje upėje srovę. Sutelkia jo, nes yra toks pasakymas, ne šiaip šūkauk rėkauk scenoje, o vaidink per suspaustą žarną. Ta prasme, kai laistai gėlės darže, tu suspaudi žarną ir tada švirkščia. Tai taip ir vaidinti reikia. Suspaudi, kuo pro mažesnę skylutę savo energiją leisi, tu atrodys visą tai stipriau. Ir ten su priebalsiais lygiai tas pats. Ir dar prisiminau Vladą Bagdoną. Todėl, kad
sklando tokios legendos, kad pas jį buvo labai blogas sukandimas jaunystėje. Ir jis išrado būdą, kaip tarti taisyklingai. Ir pradėjo kalbėti labai taisyklingai. Ir maža to, jis padarė savo kalbą labai organišką. Ir užsidėjo tam tikrą kaukę. Ir aš tiesiog džiaugiausi, kad, žinot, kaip geras pianistas groja ir tave aplanko potis, o aš taip lengva, aš irgi taip galėčiau. Tai vat, kada pradėjau skaityti šitą knygą, aš supratau, taigi aš taigi žinojau, tas atpažįstamumo momentas gimsta. Tai vadinasi, šita knyga turi ryšį su skaitytoju. Žinoma, galbūt tas skaitytojas šiek tiek ir pasiruošęs turėtų būti, bet šiaip tai labai su dideliu įdomumu perskaičiau ir dar kartą smulkiau reikėtų skaityti, bet aš tik tai papasakoju apie savo įspūdžius ir mintis, kurios mane aplankė. Ir sveikinu labai su knyga. Ar Užburio balsas? Ne? Užburio, labai ačiū. Brigita, bet tada išeitų taip, kad kiekvienas žmogus, nebūtinai profesionalas, įgudęs valdyti savo balso kaukę, įsisąmoninęs, kad toks dalykas yra, jis tampa aktoriumi. Artistu. Paklausiau, ko reikėjo. Iš tikrųjų, tai kas yra prigimtinis balsas, va čia yra didesnis klausimas, nes mes balso kaukę, aš irgi dabar kalbu su jumis šiek tiek kitaip, ir čia normalu, nes aš esu truputį aukščiau scenos, šiek tiek kitaip nei kalbėčiau atsipalaidavusi namie, tai irgi socialinė kaukė. Dar ir mikrofonas yra, kuris irgi dar keičia. Iš tiesų, tai knygoje yra apie tai, kas yra mūsų prigimtinis balsas. Ir tai yra gan sudėtinga, bet labai verta jį atrasti. Ir čia aš prieisiu prie dalyko, kuris man padėjo sustruktūruoti visą knygą ir kuris man buvo pats didžiausias atradimas. Ir gal dabar iš žiūrovų paklausiu, ar žinote, kas yra pagrindinis balsinės raiškos organas? Čia kažkas rodo galvą. Arti? Aha. Jau čia kažkas skaitė turbūt. Taip, teisingai. Aš, kai atradau Tomatiso efektą, vėlgi labai trumpai pasakysiu, ten šiek tiek plačiau aprašyta, kad reiškia balsas gali sugeneruoti tik tuos dažnius, bet čia aš kalbu ne tik apie aukštį, žemumą, bet ir apie obertonus, kurie ir sukuria tą kaukę, kurie ir sukuria balso spalvą. Gali, reiškia, balsas sugeneruoti tik tuos dažnius, kuriuos girdi ausis. Jeigu ausis negirdi, tų dažnių nėra ir balse. Ir papasakosiu vis dėlto trumpai, kaip tai buvo atrasta. Žodžiu, Tomatiso tėtis buvo operos solistas ir jisai paprašė sūnaus otorinolaringologo, kad padėtų savo kolegoms, kurie karjeros viršūnėje, kai geriausiai dainavo, staiga negalėdavo padainuoti aukštų natų. Ir gydytojai jiems sakydavo, kad yra pavargę balso klostės. Ir Tomatisas ėmėsi tyrinėti ir nustatė, kad balsas, kurį išvysto operos solistas aplinkiniams, nekenkia klausai, bet kaukolėje jis rezonuoja stipriau, todėl jie apkursdavo nuo savo pačių balso, o dažnių, kurių jie negirdėdavo, nebegalėdavo ir padainuoti. Tai buvo atrastas Tomatiso efektas, todėl iš to išplaukia, kad mes galime išgauti tik tuos garsus, tik tas spalvas, tik tas kaukes užsidėti, kurias mes girdime. Už tai pirmiausia, mes turime mokytis klausyti ir girdėti. Čia kaip dailininkas turi mokytis matyti, žiūrėti ir matyti. Reiškia, aš matau, taip pereina per mano smegenis ir ranka paišo. Aš paišau ir tai lavina mano matymą. Aš pati, kadangi tapau,
paišau, tai aš pastebėjau nuo to darimo, aš kitaip matau. Tai tas pats su balsu. Reiškia, aš dainuoju, aš kitaip pradedu girdėti ir mes turim išmokti klausyti ir girdėti. Visų pirma, ir knygoje yra balso tembro suvokimo, kaip pavadinau, schema. Reiškia, pagrindiniai 3 dalykai, kuriuos reikia klausyti, į kuriuos reikia įsiklausyti, net jeigu tu girdi dainininką, kuris ten dainuoja kažkaip, aš irgi taip noriu. Knygoje rasite atsakymą, ko reikia klausyti. Ir tai bus jau pusė darbo, kad jūs tai padarytumėte. Arba net kalbėjimas, jūs girdite žmogų, kuris kalba taip, kad jūs užbūrė, įsiklausykite, ką jisai daro ir pritaikykite balso tembro suvokimo schemą. O kaip jūs tai padarysite, priklauso jau nuo, reiškia, kūno ir balso išlavinimo lygio. Reiškia, kūnas visiems bandys pagaminti, aš vadinu žodį pagaminti, nes taip ir yra, kūnas bandys išgauti tai, ką jūs norite, ką jūs girdite. Taip. O tam, kad tai išgauti, kad kokybiškiau išgauti, tai svarbu, kaip veikia jūsų, reiškia, kūne instaliuotas visas balso orkestras. Ir knygoje irgi rasite, iš ko jisai susideda, nuo ko priklauso balso stiprumas, vibrato ir visi kiti dalykai. Aš jau matau, mums rodo lentelę. Aš galiu dar vieną dalyką, noriu vieną praktinį įrankį palikti klausytojams. Ar jūs bijote klausyti, ar jums malonu klausyti savo balso įrašų? Ne. Ta prasme, aš žinau, kad daugelis žmonių nebijo to klausyti, nes kažkoks aplanko keistas dalykas, bet aš jums pasakysiu vieną, ne tai kad paslaptį, o faktą, kuris jums padės suvokti, kodėl, kai klausom savo įrašo, atrodo, čiagi lyg ne aš, lyg kažkaip tai, arba aš taip bjauriai skambu. Žodžiu, mes kitus ir save girdime akustiškai, ne? O dabar pakalbėkit ką nors, labą dieną, olė, ką nors. Va, gerai. Dabar jūs girdit mane, aš girdžiu jūs. Užsikimškite ausis ir tą patį padarykite. Olė. Na, ir dabar kas buvo, kai užsikimšot ausis? Tai jeigu visiems turėt mane mažiau girdėti, jeigu gerai užsikimštume, tai aplinkinius mažai girdėtume, bet save girdite, taip? Kaip aš sakau, nuo savęs nepabėgsi. Reiškia, o tai yra susijęs su tuo, kad mes save girdim akustiškai, va. Išeina garsas, jisai apdorojamas erdvės ir ateina į ausį. Ir mes save girdime per kaulus. Kai kalbame, o šito kaulinio garso negirdi niekas kitas. O įraše kas yra? Akustinis. Todėl, kai mes kalbam ar dainuojam, mes girdim ir kaulinį savo garsą, ir akustinį, o įraše tik akustinis ir už tai jis atrodo kaip nesavas. Tai vat šiaip atlikėjai, dainininkai mokosi savęs klausyti ir susieti savo balsą, ką girdi su pojūčiais. Nes būtent dėl kaulinio garso laidumo mes savo balsą ne tik girdime, bet ir jaučiame kūne. Ta prasme, va čia, kur gimsta mūsų balsas, mes jeigu jį priglaustumėm prie stuburo, vibracijos nuo čia eina į visą kūną, todėl mes ir pėdose galim savo jausti balsą ir krūtinį, va sako, krūtininis balsas. Dėl to, kad tam tikro aukščio vibracijas mes jaučiame čia. Ir iš tikrųjų prigimtinį balsą iš esmės mes jaučiame per kaulus. Tai knygoje irgi rasite, kas tai prigimtinis balsas. Ir jisai netgi kinta su amžiumi. Žiūrėk, vaiko vienoks balsas, paauglio kitoks. Sveikata irgi keičia, bet labiausiai keičia
balso išlavinimo lygis ir, kaip aš sakau, auralinė erdvė. Auralinė erdvė tai yra, kaip aš sakau, balsų fonoteka. Ką tu girdi? Ko reiškia, tu girdėjai vieną stilių, antrą stilių, trečią stilių, nuvažiavai į Afriką, vėl kažkokius girdėjai garsus. Tai yra jūsų auralinė erdvė ir nuo to plečiasi jūsų balso galimybės. Štai kaip. Brigita, mes jau turim baigti, bet dar pabaigai. Dar vieną kokį nors labai įdomų dalyką apie balsą, kurį mes galėtume pritaikyti. Visi. O Dieve, dabar ir išskrido. Pasakai, kaip reikia eiti prašyti atlyginimo. Reiškia, kad mūsų socialinis statusas keičia balso tembrą. Reiškia, jeigu natūralu, jeigu tu eini pas viršininką, prašyti atlyginimą, tai vis viena, kaip, ir žodį sunku surasti, ir moksliškai kalbant, formantė gili yra, reiškia, o viršininkas, jisai gali kalbėti lėčiau, žemiau, nebūtinai protingiau, bet tai yra jau socialinė kaukė. Ir kaip aš sakau, paskaitė knygą ir sužinoja, kokią kaukę užsidėti einant pas viršininką, prašyti atlyginimo, matyt, sėkmė bus didesnė. Einant į pasimatymą, pavyzdžiui. Tai čia yra mažytė dalelė visame šitame balso tyrinėjimų vandenyne, į kurį kviečiu pasinerti skaitant knygą. Jau mugė toj uždaro, tai nežinau, gal Brigita dar spėtų porą autografų pasirašyti, bet kviečiu, nežinau, gal rytoj apsilankyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stende, įsigyti šią Brigitos knygą ir kitas akademijos išleistas knygas. Labai ačiū. Ačiū.